žinot, pradėsiu galvoti, kad aš būsiu didžiausia šiandien diva, bet čia mes trys. Mantas, Tomas, Vytautas. Fantastika, fantastika yra nerealu. Šiandien būti čia yra beprotiška garbė. Aš atsimenu, taip labai gerai buvo paminėta, kai aš lipau į feilų sceną. Ir man po to žmonės sako, wow, kažkaip viskas buvo gerai, bet kodėl ten tas mikrofonas taip lūžinėjo? Ir aš sakau, ne mikrofonas, ten aš lūžinėjau. Tai kai man Simona parašė, kad ar aš noriu sudalyvauti feiluose, tai man nebuvo klausimo, ar iš tikrųjų, ar aš čia noriu dalyvauti. Man buvo toks labiau, o ką žinau, apie kurį jinai feilą kalba. Nes iš tikrųjų, fails everywhere. Čia galėtų būti mano pagrindinis šūkis gyvenime. Tai aš esu Elena Vanuskaitė, TV žurnalistė, dabar dirbu LNK ir jūs mane pažįstate iš tokių feilų kaip. Ir čia buvo toks badum situacija. Tai asmeniškai žinau ir dabar labai puikiai tiksi aktualijas. Ačiū, wow, super. Jau kas girdėjot, reikėjo anksčiau. Kad Simona yra didelė Eurovizijos istorijos gerbėja, kai aš 2019 metais vykau į Izraelį ir tuo metu Lietuvai atstovavo Jurijus Veklenko su daina Run with the Lions. Ir vienas pagrindinių favoritų tais metais buvo Italijos atstovas Mahmud. Manau, kad jį visi puikiai žinote. Aš mėnesį derinau interviu su juo, su jo atstovais. Man pastoviai nukelinėjo, kol galiausiai man nuvykus į Izraelį sako, bus bendra diena, viena diena, gyva eilė prie durų, ir lauksit gyvoje eilėje. Gyvoje eilėje aš laukiau 6-7 valandas, 22 valanda, aš ateinu pas Mahmudą, Mahmudas užsiknisęs, aš pikta ir man pasako, tu turi 2 minutės. Ką per 2 minutės tu gali paklausti ir ką tu gali kokią informaciją pasimti. Tai man kažkaip aišku, asmeniškai iš karto aš pagalvoju, reikia tradiciškai linkėjimų Lietuvai. Jis perdada, siunčia linkėjimus Lietuvai, baigėsi mano 2 minutės, viskas, sako, baigėsi interviu. Aš neturiu nieko, aš turiu linkėjimus Lietuvai. Jisai pasakė literaliai nieko, linkėjimai Lietuvai. Aš susinervinu, grebiu visus daiktus, išeinu. Važiuoju, tikrai, tai yra visiškai praleista. Visa diena dėl šito žmogaus, su meilė nuostabiausiai jam, bet tai tikrai aš visiškai išnaudojau veltui dieną, važiuoju visą susinervinusi namo viešbutį. Jau yra vidurnaktis, aš guluosi į lovą ir man netikėtai skambina Lietuvos delegacijos atstovas Audrius Giržadas. Dar man tai buvo mintis, suprato, kad Mahmudą kalbinau, jau čia konkurencinė kova, pavydė. Jeigu dabar rėksiu, aš atsikeliu, atsiliepiu ir jis man rėkia. Elena, ar tu visai išprotėjai? Aišku, natūrali reakcija yra, ta prasme, kas nutiko? Ir posūkis pasisuka labai greitai, nes jis man sako, Elena, tu pavogiai Mahmudo drabužinės raktus. Natūrali reakcija, aišku, yra, ta prasme, jokių aš raktų, kaip įmanoma, bet per tą laiką jis rėkia, šaukia, čia greičiau, čia delegacija, visi įsiūtė. Aš prie savo rankinės, aišku, aš matau ten tuos raktus ir taip dar greitai pergalvoju, o gal nesakyt? Bet kažkur suveikė man sąžinė, aš greitai kviečiuosi taksą, bėgu greičiau, negu Jurijus, matyt, nuo tų liūtų, bėgo iki arenos, važiuoju į taksi, mane klykiant manęs Italijos atstovai, Italijos, kad, matot, kaip, balsas mano labai kaitaliuosi. Atvažiuoju, visi yra įsiutę, bet aš po to galvoju, gerai, žiūrėkit, kiek Lietuvoje yra žmonių, kurie dėl mūsų atstovo, kad jis patektų į finalą, yra padarę tokią auką. Kiek žmonių yra pavogę raktus, nes galbūt Mahmudas į sceną nuogas nebūtų išėjęs. Tai ar nereikėtų žvelgti tam tikros mano aukos ir mano darbo. Bet aišku, aš savaitę kentėjau patyčias, bet kai tu dirbi 12 metų žiniasklaidoje, turiuose skirtingose portaluose, ką aš pirmiausia išmokau, tai kad klysi, bet pirmiausia taisyklė, kaip su tuo tvarkysiesi. Tai matytas toksai noras visą laiką išgyventi tą dramą, permastyti, pergalvoti, atkentėti taip, kad jau viskas. Dabar aš jau atkentėjau tiek, kad daugiau viskas, paskutinis kartas gyvenime to nebebus, aš daugiau nebekartosiu, esą sistemą šitoj perrašyti, kad to daugiau nebus. Nes tikrai puikiai žinau, ką reiškia ir taip atkentėti, aš buvau atkentėjus 3 mėnesius, bet gal kadangi pradėjau nuo Eurovizijos, tai pradėsiu nuo to iš viso, kaip mano prasidėjo kelias. Tai mano kelias prasidėjo Alfa LT portale,
Aš tuo metu dirbau viename kitame portale, rašiau neapmokamai tekstus. Mano tėtis taip pat ALFLT žurnalistas, sako redaktoriai, žiūrėk, kaip išdidžiai, dukra irgi eina mano keliu, kaip nuostabu. Ir man pasiūlo dirbti jų portale. Pirmasis darbas, kurį aš gaunu, aš dirbu gyvenimo skyriuje. Ir aš rašau tokią legendinę rubriką, kurios nebėra seksas. Prisiekiu savo gyvenimu. Pirmasis tekstas, kurį aš esu parašiusi, kaip su bananu išmokti teisingai atlikti oralinį. Bet yra man 20 metų, aš žiauriai jaudinuosi, kaip aš rašau, kokiu aš stilistinių klaidų darau. Ir aišku, tu tikrai tu ieškai pagalbos. Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš tame tekste klaidų nepridariau. Mano tėtis juolab sakė, kad tai yra paskutinis tekstas, kuris gyvenime skaito ir čia viskas yra. Bet visai greitai man pasiūlo tapti dienos redaktorę ir tie, kas dirba su tokiame, bent su žiniasklaida, žino, kad būtent dienos redaktorius darbas yra beprotiškai atsakingas. Tu turi vienu metu, ne tai, kad ir gaudytis labai daug skirtingų, nuo politikos aktualių, užsienio įvykių, prižiūrėti beprotiškai daug srauto, bet man kažkaip įsijungia kaip aš greitai pavariau. Labai greitai tas didelis motyvacijos būstas, didelė jėga ir aš įgaunu pasitikėjimo. Ir dar aš atsiminiau irgi tokį vieną faktą. Aš atsimenu, aš tik pradėjau ten dirbti, tai yra Lietuvos aktualios. Ir man sako, įdėk pranešimą apie Butkę. Ir aš galvoju, aš nesuprantu, kodėl aš turiu dėti į Lietuvą pranešimą apie Bunkę. Taip, ir dar patikrinau, Bunkė tikrai buvo susituokus jau 2013 metais, čia dar irgi reikėjo įsiaiškinti. Natalija Bunkė. Žmonės klausia, kas yra Bunkė, šitas yra nuostabus. Tai ir aš galiausiai 2013 metais Lietuvą sudrebino tokia labai baisi nelaimė. Tai Biržuose buvo nušautas 17-metis jaunuolis. Ir tai yra vienas iš tų įvykių, kuris sulaukė labai didžiulio visuomeninio susidomėjimo. Tai yra didžiulė drama, ilgą laiką buvo ieškoti įtariamieji, ilgą laiką jų nerasta. Yra labai daug nežinios, daug baimės. Ir vienas iš mano darbų tuo metu buvo prižiūrėti LNK žinias. Savaitgaliais tu žiūri LNK žinias ir praneša visiškai skandalingą, visiškai šokiruojančią naujieną, kad tarp įtariamųjų nušovusių 17-metį prie savo namų yra ir policija. Aišku, yra reakcija tokia, tu greitai reaguoji, tu skambini redaktoriams, kad būtų išpratinti visi įmanomi pušai. Aš kelis kartus pasižiūriu šitą pranešimą, aš išleidžiu naujieną, ir viskas. Čia yra vėlgi šito darbo toks žavesys, nes tu taip savim didžiuojasi, tu pirmas pavarei, tu pirmas padarei tą naujieną ir mes ją išsileidžiame. Tikrai tai yra tokio masto naujiena, ne taip kaip dabar gal Stygė laisiu vis dar ant savo tų šitų. Tai yra tiek daug susidomėjimo, kad tai buvo skaitomi rekordiniai skaičiai. Faktas, tai yra šokiruojanti naujiena. Ir aš išdidžiai važiuoju savo namo. Tai yra sekmadienis, baigėsi mano budėjimas. Aš atsikeliu pirmadienį. Aš dar greitai įspėjau tik tai, kas aš įjungti telefoną, patikrinti komentarus. Bet tą pačią akimirką pamatau kažkokį komentarą, mane užkliuvo už akių, man paskambina redaktorė. Ta informacija ir tą dieną aš atsimenu tai kaip per pragarą, bet tai man informacija buvo beriama taip. Tu esi išmesta iš darbo, džiaukis, kad vakar tavęs nesubadė su šakėmis, planuojam atvažiuoti ir bus protestas. Policija, turėsi pasiaiškinti policijai. Tai kaip tikriausiai jūs supratote, ne policija nušovė tą jaunuolį. Ir matyt, aš čia dabar pasiruošiau puikų what seems to be the officer problem, legenda. Tai aš atsimenu tą dieną, aš žiūrėjau savo baltą sieną ir tada vyksta pats geriausias pokalbis su savimi. Nes aš tiesiog sugebėjau perkvestionuoti savo smegenis, tu negali suvokti, kaip tai tiesiog nutiko. Tai tą pranešimą, tą reportažą kūręs LNK žurnalistas, informaciją pranešė maždaug taip. Biržuose tarp įtariamųjų policija sako, man po to policija ilgą laiką nieko nesakė, bet kai tau yra 21, tave vadovybė paprašo, kad tu būtum išmestas iš darbo,
Mane įtraukia, man pasako, kad aš esu įtraukta į nepatikimų žurnalistų sąrašą, kai tau yra 21, tu net neįsivaizduoji, kad toks sąrašas buvo, o tu jau esi jame, tai atrodo, kad viskas, kad tavo darbas yra baigtas, čia yra pabaiga. Tačiau faktas, neleisti tavo klaidai apspręsti, kas tu esi, kaip baigsis, neleisti nuspręsti, kokia yra šitos tavo klaidos lemtis. Tai ir dabar sakau, likimo ironija, aš dirbu LNK žiniuose. Ir double check you must, of course, double check you must. Tu išmoksti dalykus, tu išmoksti, kad turi prisimti atsakomybę už savo klaidas, turi prisimti atsakomybę už tai, ką padarai, neperleisti niekam, tiesiog dabar jau dvigubai dar daugiau kartų patikrinti. Tai aš dabar dirbu koks nuostabus veidelis, labas vakaras Lietuvai, jinai sveikinasi su žmonėmis, bet ką aš dabar sakau apie klaidas, esminį dalyką dabar yra matyti, jeigu tu pagalvoji, kad viskas, daugiau gyvenime tau klaidų nebus, tai va tą pačią sekundę, kaip tu pasakysi šitą sakinį, garantuoju, kad tą pačią sekundę dar didesnis smūgis tau į pilvą, tik tai labai priklausys nuo to, kaip tu į tai reaguoji. Tai kaip aš ir dabar sakau, nėra to blogo, kas neišeitų gerą į eterį. Ta patį sakiau ir 4 savo darbo dieną LNK. Labas vakaras Lietuva. Aš daugybę metų šiaip esu dirbanti pramogose su Lietuvos žvaigždėm ir aš pradėjau naują etapą televizijai. 3 minutės. Eterį turi susakyti žaibiškai visą informaciją ir tave. Ir va tokių tonų. Ir tave greitai 4 darbo dieną, kai tu dar nepažįsti žmonių, kai tu nežinai, kaip mikrofonų tinkamai naudotis, tave išsiunčia į kriminalą. Aš jau šiokį tokį paterną savo gyvenime išvelgiu. Ir mane išsiunčia į šiaip didžiulę nelaimę. Varėnos miškuose parasparnių čempionatas, susitrenkia 2 parasparniai, trenkėsi vienas į kitą. Galimai yra žuvusių, tu turi bėgti žaibiškai, kad spėtum į eterį. 5 valanda mes skriejom iki Varėnos. Neaišku, kur miškuose ieškoti to parasparnio. Mato pagal dūmus, kad jis ten yra. Atvykstam. Atvažiuojame į įvykio vietą, yra visiškai sudužęs parasparnis, šalia sėdi pilotas, neaišku kaip yra kitas, bet vien dėl to, kad aš pamatau tą pilotą ir mes turim žaibiškai jungtis eterį, man įsijungia. Labas vakaras Lietuva, mes sveikinamės iš nelaimės, didžiulės nelaimės, bet kaip viskas čia yra gerai, yra su šypsena. Mes galime džiaugtis, kad 2 gimtadienį gali švęsti pilotas, kurio nelaimė mes esame. Ir aš suvokiu, gerai, sekundę, kad aš jau suvokiu, kad aš jau per džiugiai pranešinėjau kriminalą, grįžtu į save, grįžtu į kriminalą ir tada bandau pasirodyti rimtai. Bet visgi šitos nelaimės pavyko išvengti tik dėl to ir bandau pasirodyti protingą ir sakau, tik dėl to, kad pilotas bandė kata. Nesugebėjau pasakyti žodžio katapultuotis ir galiausiai aš taip iššokau parašiutu. Ir aš galvoju, kad žmonėms tikriausiai aš atrodžiau taip. Ir svarbiausia, aš krentu ant žemės į tas pačias samanas, už manęs visiškai sudužęs parasparnis, pilotas šalia, aš krentu ir sakau, viskas, mano karjera baigėsi, aš daugiau gyvenime nedirbsiu televizijų, čia yra pravalas, aš tapsiu interneto sensacija. Užteko, kad juodose debesyse esu, kai maršistė mane pasiuntė velniop, ir aš ten mėnesį kabojau ir visas Vilnius ir mane siuntinėjo velniop. Sakau, viskas, tragedija vėl, aš esu viral, nebenoriu. Ir jis man sako, prieina ir sako, bet žinok, viskas buvo tikrai gerai ir jis mane guodžia. Ką tik išsigelbės ir tikrai vos nežuvęs pilotas mane guodžia, kad viskas tikrai yra gerai. Tai matyt, kad tavo kažkur atrodo, kad čia yra tavo pasaulio pabaiga, kažkam yra tik galimybė tave paguosti. Ir čia bus jau paskutinė istorija. Kai aš prisiminiau, kad iš tikrųjų man tas nuostabiai pasakė. Ne viskas turi būti tikrai kažkokia tik tai baisi pamoka ir kažką mes turim išmokti, kartais gali būti tik tai puikus įvykis. Tai vienas irgi dar filmavimų mano, mes išvažiuojam filmuoti ir tai yra nuostabus ruduo, mes darom reportažą apie gamtos reiškinius. Ir mes stovim tokiam labai gražiame miške, daugybė geltonų lapų ir aš galvau, reikia šiek tiek įnešti tokio žavesio į šitą reportažą. Aš pasiemu krūvą lapų, aš labas vakaras Lietuva, jos išmetu, mes pasidarom interviu, viskas labai gražu. Aš grįžtu į redakciją, LNK, nusikeliu medžiagą. Ir aš operatoriui sakau, tu gal juokauji. Nes čia nežinau, ar matosi, bet vienas puikus lapelis.
prikibo labai tokioj nuostabioj vietoj. Ir jis laikėsi, kai čia jau šitie lapai nukrito, jis vienintelis liko išsigelbėtojas. Ir liko viso interviu metu su manimi. Nu, taigi iš tikrųjų, nėra to blogo, kas neišeitų į eterį. Ačiū, Elena. Aš kažkaip įsivaizduoju, kad mes klausome apie oralinį. Tai taip ir yra. Tai be abejo. Jo, aš irgi žiūrėjau, kiek žmonių, bet turim vieną, kuris klausia apie. Nori nuo šito pradėti ar nuo kokio kito? Žinokit, reikia susirasti straipsnį, bet pakankamai viskas aišku, manau. Klausia, kaip tėtis įvertino. Kaip jautėsi tėtis, kai skaitė tavo tekstą? Labai didžiuojasi, vėlgi, negali nesididžiuoti savo dukra, kuri kažko jau turi galimybę kažką pamokyti. Aš manau, kad taip. Siaubas. Bet yra, ta prasme, jeigu mes suvestumėm raktinius žodžius, bananas, Elena Varnauskaitė, mes rastumėm šitą tekstą tavo pamokas? Ne, tuo metu dar aš dirbau be savo vardo pavardės, bet jeigu suvestumėte Milaną 15 min, aš ten rašiau straipsnius apie vibratorius, bet jau su kitų vardu. Aš kažkaip einu ant vieno išmintų takų. Gerai, ar pilotas nedavė tau savo telefono numeriuko? Oi, ačiū labai. Ne, žinokit, ten tikrai kaip ir čia viskas yra jokingai, ten šiaip, baigėsi viskas. Jam buvo daugiau dalykų, nes jis turėjo pats tą savo lėktuvą išsigabenti iš miškų, tai laužo krūva, tai ten daugiau dėl to jis dirbo. Jis pyko. Ai, bet dar buvo fantastika, nes aš turiu tokį nuostabų operatorių, Kęstutis yra legenda, jis dirba, jam 80 metų, jis dirba vis dar su mumis ir jis neleidžia, kad kas nors dingtų iš kadro. Ir aš dar, tai yra 4 diena, aš nepažįstu tų žmonių. Ir pilotas laksto aplink savo lėktuvą sudužusi ir tas mano Kęstutis. Ir jis saukė, nefilmuokit. Jisai, aš turiu. Ir jis pusvalandį gali gaudė, visiškai žmogų nesutinkant ir aš galvoju, Dieve, tu mano, ką iš čia darosi, iš kur aš. Žmogus turi misiją, Elena, yra ko iš jo pasimokyti irgi. Ar įmanoma kažkur rasti tą reportažą su parasparniu? YouTube, kur nors rastumėm turbūt, ne? Prašau, padarykite tai. Prašau. Gerai. Ar matai žurnalistės paralelę su Bridget Jones? Dar kartą. Ar matai žurnalistės paralelę su Bridget Jones, klausia? Oi, faktas, Dieve, tu man atrodo tiesiog Kepsanobijos situacija, bet nežinau, kas mane vaidins filme, aš dar pagalvosiu, nežinau. Gerai. Kas įkvėpė tavo gražiam stiliukui? Oi. Čia labiau gavosi, labiau nebuvo profesiniai dalykai. Faktas, kad suprantat, galiu aš kokią tada rimtą misiją pasakyti, apie ką čia viskas kaip yra svarbu neklysti. Ačiū labai. Aš mėgstu, žinot, yra skirtingi būdai, kaip galima protestuoti prieš kažką. Įsivaizduokit, tai yra televizija. Kiek iš jūsų žiūri televiziją? O aš va tokia visa, telikė ir važiuoja jaunimas. Kiekvienas protestuoja savais būdais. Ir telefono dėkliukas su speneliais turi užsidengti irgi šitą, žinau, aš pasakau. Oi, aš gavau su telefonu iš jau taip, aš turiu užsidengti, aš turiu nuostabų telefono dėkliuką, ten yra nuostabi moteris, Agnės Čižauskaitės darbas ir ten yra tokie 2 dideli speneliai, tai kai aš stoviu, aš vis dar, eterėje tų uždengiu, kad nereiktų blūrinti. Gerai, kuri tema tau artimesnė yra, kriminalai ir seksas? O čia, žinot, sujungus, tai tada mano vestuvės būtų Lūkesčių kalėjime buvusiajam ir tada eitume šito paterno. Aš bandau eiti komedijos keliais. Okay, o papasakok savo kelią, nes nuo tų pirmųjų tekstų užtrukai ilgokai, kaip atsidūrė LNK televizijoje? Oi, čia taip, žinot, trumpai prabėgus, tai šie buvo labai sunkus gyvenime etapas, man buvo labai sunki depresija, čia tai visai rimtai kalbant ir aš pusmetį pragulėjau lovoje, yra problema ir ta, kad žmonės kartais nežino, kaip tau padėti ir mano kolegos pasakė, kad man dėl to, kad aš išgyvenau labai sunkias skyrybas ir man buvo labai liūdna, pasakė, kad man yra bipolinis, visiems kolegoms man buvo labai sunku, kad žmonės, va čia mes galime kitą temą, kad nežinom, kaip darbė su kolegomis ir tada ateinu į darbą ir visi man sako, oi, Elena, tai gal tu nenori dirbti? Ir aš tokia, atsiprašau. Aš taip ir eterį dirbu, atsiprašau už keismaždžius. Tai va, ir aš tada sakiau, ne, velniop, aš taip nedirbsiu, netokiamis aplinkybėmis, mane čia niekas neguos. Ir aš išėjau iš darbo. Ir tuo metu man visai netikėtai paskambino LNK ir sako, ir aš dabar paprašiau, kad man duotų šiek tiek laiko atsigauti, nes aš norėjau ilgesnės turėti pertraukos. Ir man, žinot, kas irgi buvo labai juokinga, nes aš atinu į LNK ir aš vis laiką esu beprotiškai pozityvus žmogus, net ir tuo metu, kai tau visiškai viduje niekiek nėra juokinga.
Ir man taip kolegos sako, nu bet kaip tau sekasi, tu visą laiką tokia pozityvi. Ir aš galvoju, you man you tripping, aš stengiuosi, Kas ar su stomokizma? Aš labai stengiuosi. Tai va trumpai visiškai likimo matyt mane buvo numesta ir aš turėjau dėl to, va, tai yra visiškai nauja man buvo terpė, bet tada visai pavyko save išnešti iš kitų aplinkybių ir šiek tiek atsistoti. Gerai, o kaip išmokai atsistoti, nes tu kaip pasakoji apie tą epizodą su policininku, tarsi su policija, kur tu klaidingai juos apšaukė nužudžius jaunuolį, tai tu sakai, kad tu 3 mėnesius ten absoliučią savigraužą užsiminėjai, tai kaip tu išmokai išeiti iš šitų dalykų, kai labai stipriai sufeilini ir kai tai pradeda žaloti aplinkinius jau? Aš pamečiau vieną gal tokią detalę, galvojau, kad tikriausiai tai iš to ir ateis klausimas, tai kas buvo toliau. Tai po to buvo, kad mane dar po pusmečio, aš buvau studentė, man Alfa pasiūlė grįžti atgal, sakė, aišku, ne į tą pačią poziciją, bet ar tu sutiktum ir tada man net atrodo buvo toksai ir man kertinis momentas, nes tu galvoji, tu turi ateiti pas tos pačius žmonės, kurie žino tą tavo feilą, tu turi jiems visiems žiūrėti akis ir kartais būtų paprašiau nebegrįžti tą pačią terpę, nes tai buvo labai didžiulio masto skandalas. Bet, kažkaip aš pagalvojau, ne. Ir aš tada pradėjau, aš grįžau vėl visai kitas sritį, aš dirbau tada su švietimu, socialinėmis temomis ir tiesiog, tu turi tai daryti. Pačioj pradžioje tu sakai, kad vienas pagrindinių dalykų, ką tau reikia išmokti, tai kad feilinsi nuolatos ir, kiekvieną kartą. Kaip šito išmokti, kai mes tiesiog norim, kad mums pasisektų? Dabar mes visi kažką tai darom, kažko imamės dėl to, kad mes norim, kad mums pavyktų. Tai man atrodo, va irgi, faktas, kad tu turi eiti, aš visą laiką, aš nueinu labai lengvų kelių gyvenime, nes negu aš geriau turėsiu tą savo, aš labai daug ko siekiu, bet aš dažniausiai visiems... Čia yra labai rimtas klausimas. Man tiesiog atrodo, kad reikia mes kartais pabijom iš savęs pasijuokti ir tada neretai atrodo, kad jeigu tu juokiesi iš savęs, bet ten yra kažkokie, tu esi toksai visą laiką ir žmonės tave pradės taip matyti. Aš nesutinku su šita taisyklė, aš atrodau, kad visą laiką aš einu, bet patikėkit taip, aš viduje, aš turiu tą patį variklį. Aš gal parodau, kad viskas yra paprasta, aš lygiai taip pat motyvuota, ar tu tiesiog, man net kartais aš tikrai noriu pavaryti ir aš tiesiog ir pavarau. Gerai. Darybė. Tikrai, tu šiandien labai apie save gerai pasakoji. Šaunuolė, reikia būti geros nuomonės apie save. Ar tau pavyko išeiti iš tų nepatikimų žurnalistų sąrašo? Koks geras klausimas. Iš tikrųjų, aš net neįsivaizduoju, reikės patikrinti. Gal aš ten vis dar ir kabu ir dabar labas vakaras Lietuva. Gal tu būtum LRT, jeigu nebūtum tam sąraše? Ten yra... Anyway, gerai, tvarkoj. Kada paskutinį kartą kvietei policiją pati? Ar kada man buvo iškviesta policija? Čia buvo ne taip seniai, galiu papasakoti. Tai pirminė, Elena, jau jeigu prasitarė. Ne, žinokit, dabar policija mano draugai, mes jų viskas, vieni kitiems viską atleidė, viskas yra. Gerai, paskutinis klausimas. Daugiau turim, bet gerai, tarkim, paskutinis, ką pasakytum žmogui, kuris sufeilino ir dėl to labai save graužia? Man atrodo, mes turime tikrai nuostabus šitą gyvenimą tam, kad mes ir pereitume tokius dalykus. Tai aš tam žmogui labai gerai, kad jis pasidūrė tame etape. Labai gerai, kad jis yra šitoje klaidoje. Jis tai joje nebus. Čia toks yra gyvenimas. Mes atsidūrėme. Tai yra fantastika, kad mes galime tiek daug visko išmokti ir taip save keisti ir tiek daug visko gauti. Ir jeigu mes visą laiką viskas būtų taip nuobodu, jeigu viskas taip gerai sekasi ir tu ten, per nuobodu. Tai ir džiaukis, praeis ir tai, jeigu yra beprotiškai sunku, praeis. Ir tu tik suprasi, kiek tai tau duoda labai daug, nes duoda labai daug. O paskui ateisi pas Oksanos papasakoti. O dabar galiu pasakyti, dar galiu trumpai, čia yra nerealus, fail nights yra nuostabus, čia yra nuostabu, kad tiek žmonių susirinko, bet ar mes galim Simona viso šito širdis, come on. Ačiū labai, žiauriai faina.